Tai su Contestus biuru mes esame senai jau pažįstami, dirbame ties kitų projektų ir jie mus pasikvietė įrengti jiems biurą Artery pastate. Tai buvo labai įdomu, nes visas šitas pastatas buvo ką tik pradėjęs kilti ir tik tai matytis visos tos formos. Ir dar jie rinkosi, kurį aukštą, man atrodo, iš pradžių 18, paskui 16 ir apsistojo ties 14 aukštu. Tai taip labai nuo anksti mes pradėjom dirbti ties šito objektu ir labai tokių įdomių istorijų turim. Pačią viziją ir patį visą biurą iš tikrųjų labai diktavo pats įmonės savininkas. Tai kas pažįsta Paulių ir žino ir bendravę su juo, tai žino jo tą charizmatišką būdą ir labai daug diktavo, ko jisai nori. Tai buvo smagu balansuoti tarp to, kas yra šiuolaikiška, kas dabar norima, kas pas juos yra labai gražu biure ir kas turėtų pasiteisinti. Tai toksai buvo įdomus žongliravimas. Tai kaip kas nors klausė, kas čia per biuras ir kaip jums čia gavosi, tai aš sakau, čia yra mano studio plus Trimonis. Nes tikrai yra daug ir jo ir viso to kolektyvo įnešta. Kaip Lina ir minėjo, labai nemažai sprendimų visam šitam biure atėjo iš pačio užsakovo, iš Contestuso. Tai jie atsinešė šitą mintį apie stiklinės pertvaras, mums atsiuntė Paulius tiesiog inspiraciją, nuotrauką, kaip jis norėtų, kad jos atrodytų. Recepcijos stalo forma irgi taip pat buvo užsakovo mintis, nes jie tiesiog labai didžiuojasi iš tų pastatų, labai džiaugiasi, tai norėjo, kad tai atsispindėtų ir jų interjere. Tai mums beliko tiesiog visas tas tokias išraiškingas ir iškalbingas detalės sujungti visumą ir sukurti jom foną. Tiesiog, kad viskas sueitų į vieną gražią, harmoningą tokią visumą ir neišsišoktų per daug, bet tuo pačiu ta kiekviena detalė vis tiek savo turėtų vietos ir būtų iškalbinga. Nemažai visokių techninių sprendimų šitam biure, tikrai daug visai kėlė techninių iššūkių, tiek šitos lubos, kurios čia virš mūsų kabo, tiek metalinė užuolda, nes jie tiesiog turi savo svorį, tai irgi turėjom apie tai galvoti. Labai matosi gražus sprendimas yra integruoti televizorių į sienas, tai atrodo galbūt labai sudėtinga, bet iš tikrųjų tai yra tiesiog labai protingai vietoje padaryta niša, į kurią mes labai gražiai įleidom televizorių, reikėjo tiesiog su užsakovu susiderinti tikslų dydį. Didžioji dalis savo užsakymų naudojam vieną seriją jungiklių, tai yra labai tvarūs, kokybiški, patogus jungikliai, kurie mums labai patinka tiesiog kainos ir dizaino santykis, tai tikrai labai dažnai jos naudojam ir būtent šitam pastate tai jie buvo parinkti kaip standartas, labai puikus sprendimas, labai jo džiaugiamės.